Labas, tai pirmiausia noriu pasidžiaugti, kad gavai pirmą galimybę, tai peržiūrėti šią video prezentaciją ir tikiuosi priimsi teisingą sprendimą savo dėl šios veiklos. Aš pirmiausia prisistatysiu, esu Jaunė Vambutienė ir netrukus tau papasakosiu apie Ecology kompanijos verslo galimybės, bet prieš tai pradėsiu nuo citatos, kuri šiai dienai dėka šios veiklos tikrai mano gyvenime labai gerai atsispindi. Tai yra veikla, kuri tau suteiks laisvę įterpti darbą į savo gyvenimą, o ne šiek tiek gyvenimo į tavo darbo kasdienybę. Ir patikėk, kad tokios veiklos dėka šiandien būtent tokį gyvenimą turiu ir aš ir labai labai linkiu to kiekvienam. Prieš pradedama noriu pasakyti, kad nereikia čia turėti jokių specifinių žinių, jokių darbo įrankių, nieko tau nereikia žinoti apie šią veiklą, jeigu ypač neturėjai tokios patirties anksčiau, kadangi absoliučiai visko būsi išmokytas. Paeiliui, su sponsoriais, su lyderiais, visko mes tavęs išmokysim ir aš esu to pavyzdys. Atėjau į šią veiklą nesuprasdama nieko. Nei kaip jinai veikia, nei kaip laiko dirbti, kiek laiko skirti, kaip planuoti tą laiką. Visko išmokau. Visko, net ir kalbėti prieš kamerą, kas anksčiau man atrodė neįmanoma. Ir to mokau kiekvieną. Išeiti iš savo komforto zonos. Pirmiausia, apie kompaniją. Papasakosiu apie kompaniją, papasakosiu apie jos produktus. Iškart sustoju, jokių pardavimų čia daryti jums nereikės, jokie pardavimai iš rankų į rankas čia nevyksta, dirbame visai kitokių principų, bet apie tai šiek tiek vėliau. Trečioje dalyje papasakosiu apie uždarbį, kurį tu čia galėsi susikurti savo. Keliaujame pirmiausia apie kompaniją. Ecology kompanija yra Norvegų rinkos, tarp kitko pasaulyje yra žinoma jau labai daug metų, nes veikia nuo 98-ųjų. Tuo tarpu Lietuvoje, šiai dienai, kai įrašinėjau šį video, mes Lietuvoje kompaniją turime beveik 3 metus, tai yra labai labai trumpas laiko tarpas ir iki šiol mes ją dar taip įvedinėjame į mūsų rinką, be abejo plečiamės ir toliau, neapsiribojame tik Lietuva. Pagrindinis mūsų darbo įrankis tai yra telefonas, svarbu yra internetas, svarbu yra noras ir svarbu yra ambicijos užsidirbti. Kompanija orientuojasi pagrindę į sveikatai reikalingus papildus produktus, tai yra papildai, vitaminai, mineralai, šiek tiek kitose skaidrėse parodysiu, ką mes turime. Viskas yra sukurta tik ištekliais iš gamtos, natūralūs, kad veiktų ir būtų naudingi mūsų sveikatai. Kaip ir minėjau anksčiau, jokių žinių apie sveikatą pradžioje turėti nereikia, o jeigu jų turite, tai bus tik labai didelis pliusas jūsų darbo startui. Tai vat, kompanijos pagrindinis dėmesys yra skirtas į klientą, net ne į verslo partnerį, o į klientą ir to suprasite, kodėl. Ir be abejo, mes labai sparčiai plečiamės ir labai augam. Šiai dienai 32 valstybės jau yra atidariusios Ecology kompanijai savo rinkas, bet žinau, kad kompanija netrukus dar ketina išsiplėsti naujose 2 rinkose, tai labai tikiu, kad greitai paimsim visą pasaulį su mūsų nuostabiais produktais. Pradėkime nuo klientinės bazės. Klientas tai yra pagrindinis žmogus šioje kompanijoje, kadangi būtent nuo to kompanijos ir gyvuoja, nuo klientų. Nuo 2015 metų mūsų klientinės bazės prieaugis yra 1500% ir patikėkit, kiekvieną mėnesį gaunam iš kompanijos statistiką ir kiekvieną mėnesį ta statistika yra kylanti. Mūsų kompanija per tuos metus, kiek dirbu su ja, dar nei karto nebuvo statistikoje, kad klientinė bazė arba būtų, sakykime, vienodame lygmenyje, ar būtų kiek žemesnėme. Visada kylame. Ir tie skaičiai, aš juos rodau ne šiaip savo, tie skaičiai rodo mūsų produkto veiksmingumą, reikalingumą, jos savybės ir tai, kaip žmonės apie juos kalba mūsų rinkoje. Produktai. Produktų neturime daug, produktų yra tik 7 kategorijų, visi jie skirti tik mūsų sveikatai, mūsų sveikatinimui. Pagrindinis mūsų darbo konceptas, tai yra pagrindinis produktas, yra omega 3. Nuo visų produktų jūs kaip verslo partneriai už įvykdytą rekomendaciją įsigyti juos klientams, jūs gaunate išmokas, apie tai šiek tiek vėliau, bet jau labai greitai.
Ką mes turime? Tai kaip ir paminėjau, omega-3 skirta ir veganams, vaikams ir suaugusiems, kolagenas net 3 skirtingų rūšių, tarp kitko tai kompanijos Ecology kolagenas yra vienas pirmųjų pasaulyje, kuris gavo MSC sertifikatą. Tai apie tą sertifikatą dabar nesiplėsiu, bet tai yra labai svarbu mūsų verslo partneriams ir mums kaip klientams, kadangi tai yra labai svarbus sertifikatas ir mes buvom pirmieji pasaulyje, kurį gavo mūsų kolagenai. Esenciniai gėrimai, mineralai, vitaminai, vitaminas D, K2, baltyminiai kokteiliai ir labai svarbus dalykas tai kraujo testai. Mūsų kompanija kuria kraujo testus, kuriuos žmogus gali atsisiųsti tau į namus, išsidurti iš piršto su adata ir pasidaryti kraujo tyrimą. Ir kompanija link to ir eina, kadangi pasaulis labai keičiasi, mes skubam, mes lekiam, mes savo sveikatai skiriam labai mažai dėmesio, labai mažai prevencijai ir specialiai dar prieš prezentaciją uždaviau savo socialiniai medijoje klausimą, ar darotės savo prevenciškai kraujo tyrimus. 79% paspaudė ne. Tai reiškia, kad mes nežiūrim rimtai į savo sveikatą, o Ecology kompanija siekia šiais testais sukurti palankias sąlygas kiekvienam, net ir namuose pasidaryti kraujo tyrimą ir stebėti, kas vyksta organizme. Nes kartais tie tylieji žudikai ten labai tyliai laukia, kada galėtų išsiveržti. O mūsų dėka kompanijos produktų mes galime tą nutolinti arba išvis išvengti. Ir nuo to pradėsim apie omega-3. Ar žinote, kad 9 iš 10 žmonių turi labai didelį trūkumą omega-3 rūgščių? Ir aš kaip dirbdama su kraujo tyrimais, kurie ir matuoja omega-3, galiu pasakyti, kad net ir tas 1 iš 10 sveikasis pas mane pasitaiko taip retai, kad aš net negaliu pritarti šiai statistikai, nes pas mus, ypač Lietuvoje, vakarų kultūrose, statistika yra kur kas graudesnė. Kur kas graudesnė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pasaulis sąmoningėja, šiek tiek jau pradedam galvoti apie savo sveikatą dar prieš ligas ir aš tą pastebiu ypač paskutiniais mano darbo metais. Žmonės pradeda sąmoningėti. Tačiau dar ne taip sparčiai, kaip turėtume. Kodėl omega-3 ir kodėl aš dabar ją noriu labai stipriai išskirti? Mokslų daktaras Hognevikas, mūsų kompanija dirbantis mokslų daktaras, daugybę metų atgal su mokslininkų komanda buvo tas žmogus pirmasis pasaulyje, kuris visur pas mus pirmieji, po to tik atsiranda daugiau. Tai buvo mokslų daktaras, kuris su savo kolegomis įrodė moksliniais tyrimais, kad omega-3 sąsaja su lėtinėmis uždegiminėmis lygomis yra neatsiejama. Ir omega-3 trūkumas mūsų organizme būtent ir turi didžiulės įtakos tokioms lygoms kaip Alzheimeris, demencija, antrojo tipo cukrinis diabetas, cholesterolis, artritas, žodžiu, įvairios lėtinės ligos, būtent dėl omega-3 trūkumo mūsų organizme sparčiau vystosi. Kodėl? Todėl, kad ląstelės pas mus tampa nesveikuojančios ir galiausiai iš to išeina ligos. Kas yra labai svarbu? Mūsų organizmas visas yra iš ląstelių. Kiekvienas centimetras pas mus yra ląstelės, o kiekvienos ląstelės membranos sudėtyje įeina omega-3. Ir jos trūkumas, dėja, bet turi įtakos ląstelės būklei ir kai trūksta organizme omega-3, šiai dienai mes sakom, pas jūsų organizme yra badaujančios ląstelės. Kai ląstelė badauja, dėja, bet turėti sveikatą savo organizme tikėtis nereikia. Tai va, tam mokslo daktarui, kuris pradėjo dirbti su Ecology kompanija, buvo labai svarbu sukurti omega-3, kuri būtų veikianti kitos ląstelės, nesugestų ten kažkur pakeliau keliaudama iki ląstelės, bet daeitų iki jos, veiktų tą ląstelę ir nebūtų imitacinio pobūdžio. Labai mėgstu šį žodį vartoti imitacinio pobūdžio papildas, kadangi tokių rinkoje, patikėkit, turim labai daug, labai daug. Ecology kompanijos tikslas niekada neatsidurti vaistinėje, o dėka verslo partnerių, tai yra tų žmonių kaip tu, galimai ateinančių pas mus į veiklą, pradėti plėstis rinkose ir kad apie juos žinotų praktiškai visa Lietuva ir daugiau. Kodėl šis buteliukas? Jau paminėjau, ar ne, kodėl šitą buteliuką sukūrė svarbus mokslai žmogus. Paminėsiu dar šiek tiek daugiau faktų. Pirmiausia, greitos gamybos. Ecology kompanija turi laivą, kuriame jau vyksta pagavimas žuvies ir tada išgavimas omega-3. Reiškia, pati buvau išvykus Alesundą, kur vyksta žvejyba. Pati mačiau, kaip viskas atrodo.
gamyklose, tai kalbu ne tai, kad kažkur kažką girdėjau, bet kalbu tai, ką mačiau pati savo akimis. Kas vyksta toliau? Žuvis yra pagaunama per 4-6 valandas, jinai niekur nėra šaldoma, tai reiškia, jinai nėra kažkaip apdorojama, šaldoma, atšildoma, gabenama, viskas vyksta vietai. 4-6 valandos praeina nuo žuvies pagavimo ir mes jau turime omega-3 ištrauktą iš tos žuvies. Kitas dalykas labai svarbus kompanijai, kad jinai būtų išvalyta nuo visų sunkiųjų metalų druskų ir mes tam turime visus patvirtinančius sertifikatus, kad produktas yra pilnai išvalytas. Net nėra, kad būna tos nustatytos normos, kiek galima būti teršalų produkte. Pas mus negalima būti teršalų produkte, pas mus yra pilnai išvalyti produktai tam, kad vaikai, tie mažiausi mūsų grupės dalyviai, kurie dar tik auga, vystosi, turėtų sveiką produktą, sveiką pagrindą savo sveikatai. Toliau. Produktai yra 100% natūralūs, tai reiškia, kad tik natūralūs ingredientai yra naudojami jiems. Vaikų omegoje yra naudojama netgi, vaikų omegos sudėtyje yra netgi 98,3% pačios omega-3, suaugusių omega maždaug 20% turi dar ir polifenolių, tai iš alyvuogių aliejaus išspaustas polifenolis, o visa likus dalis taip pat yra omega-3. Ir ką dar turiu pasakyti, balansinis patenka iki mūsų ląstelės ir subalansuoja tai, ką mes gauname su maistu išbalansuojančio. Tai tam, kad mes turėtume sveikatą savo sveikame kūne, turėtume suprasti vieną labai svarbų dalyką, kad omega-3 pas mus turi būti rutiniško vartojimo ir kompanija būtent tam sukūrė vartojimo konceptą, kurį gali pasirinkti žmogus, jeigu nori sveikatinti save arba, pavyzdžiui, atstatyti kažkokias ligas, kurios jau yra išvešėjusios kaip lėtinės uždegiminės ir mano pačios praktikoje yra daugybė klientų, kurie cholesterolis turėjo šiai dienai nevartoja jokių statinų, būtent omega-3 dėka. Ir tam kompanija suskūrė 6 mėnesių vartojimo konceptą, kurį mes galime pasiūlyti savo klientui. Tai reiškia, kad kiekvieną mėnesį klientas iš kompanijos gautų po omega-3 tam, kad nenutrūktų vartojimas, tam, kad būtų pasiektas aukščiausias rezultatas. 4. mėnesį žmogus, tai yra klientas, iš kompanijos gauna dar ir dovanų, tai yra toks didelis esencinio gėrimo butelys. Esencinis gėrimas tai yra įvairiausių vitaminų, mineralų kompleksas ir aš jį visą laiką rekomenduoju žmonėms, kurie, pavyzdžiui, vartoja antibiotikus, kurie yra nusilpusios imuninės sistemos, kurie galbūt nori tiesiog atsigauti, pavyzdžiui, po žiemos, ar ne, ypač pavasarį, kai norim jausis žvaliai. Žodžiu, toks mišinys labai skanių uogų, vaisių, mineralai, žodžiu, vitaminai, kurie padeda žmogui atsigauti. Tai yra tikrai labai gera prevencinė priemonė, ypač jeigu žmogus su mityba dėja be tų vitaminų ir mineralų, kurių reikia, negauna. Klientas mūsų kompanija produktus tik vartoja, jis pinigų neuždirba, bet klientas turi galimybę produktus gauti nemokamai, lygiai taip pat ir verslo partneris, bet apie tai verslo partnerio dalį vėliau. Kaip dabar klientui gauti omega-3? Jeigu klientas vartoja omega-3, nebūtinai omega-3, tai duodu pavyzdį su omega-3, gali ir gauti esencinį gėrimą ir vitaminą D, žodžiu, tai duodu pavyzdį su omega-3. Vartoja jūsų klientas omega-3, jam patinka, jis jaučia pokyčius sveikatoje, jeigu jis parekomenduoja omega-3 3 savo artimiesiems, draugams, kaimynams, nesvarbu kam, žodžiu, 3 žmonės, kai tie 3 žmonės pereinamąjį mėnesį užsisako savo omega-3, klientas, tas, kuris parekomendavo jiems ją užsisakyti, sekančiais mėnesiais iš kompanijos omega-3 vartoja visiškai nemokamai. Kompanija atsidėkoja klientui, kad jis atvedė daugiau klientų į kompaniją, reikia susimokėti pristatymo mokestį į Lietuvą ir prekes klientas gauna mažiau per 3-4 darbo dienas. Viskas. Ir tie skaičiai, ta statistika, kurią parodžiau pradžioje, 1500 prieaugį, ar ne? Kodėl jinai tokia didelė? Todėl, kad patikėkit, klientai stengiasi gauti produktą nemokamai, nes žino, kokia didelė yra jo vertė ir kaip jis gali pagelbėti kitiems ir jam pačiam. O vartoti nemokamai visą laiką yra labai smagiau. Labai smagu. Toliau, Ecology verslo galimybės. Tai yra labai stipriai suorientuota informacija dabar apie jūs, į jūs, kaip verslo mūsų naujus verslo partnerius. Ecology kompanija yra parėmusi savo darbo principą franšizę. Franšizė tai reiškia, kad mes gauname darbo įrankį, kurį galime naudotis, galime jį naudoti kaip mums atrodo geriau, kaip priimtiniau, ar
kalbant su žmonėmis apie omega-3, ar per socialinę mediją dalinantis, ar tiesiog kažkur kažką pamatėm, prisiminėm, kadgi dirbam su Ecology, parekomenduojam produktus. Žodžiu, mes dirbdami su Ecology kompanija, norėjau pasakyti tuo, kad neįsipareigojam. Tu dabar turi atidirbti tą savaitę būtinai tiek ir tiek valandų, tu dabar turi užsakyti ten tą ir tą ir tą. Nėra jokių įsipareigojimų darbui čia, yra tik jūsų noras ir ambicijos ir mūsų pagalba tam, kad jūs uždirbtumėte tokias pajamas, kokių jūs norite. Ir ta franšizė reiškia, kad internetinė parduotuvė, kurioje yra sudėtos visos tos prekės, kurias parodžiau prieš tai, tos visos mūsų omegos papildai ir toliau, jūs gaunate kaip verslo partneris unikalią nuorodą arba unikalų ID numeriuką ir jeigu parekomenduojate žmogui įsigyti kompanijos produktus, jūs galite jam nusiųsti tą nuorodą arba padiktuoti savo numeriuką, žmogus registracijos formoje užpildo savo duomenis, o kompanija jūs identifikuoja kaip verslo partnerį, kuris ir davė šiam žmogui tą nuorodą, prisijungimą prie kompanijos internetinės parduotuvės. Ir jeigu galėčiau paklausti vieno klausimo. Ir čia statistiškai yra išdėlioti atsakymai. Aš jau žinau, kad didžioji dauguma iš jūsų atsakys. Jeigu galėčiau paklausti vieno klausimo. Ką jūs norėtumėt patobulinti šiai dienai savo gyvenime ir kas būtų tie 3 dalykai? Ir statistiškai praktiškai didžioji dauguma žmonių, kaip ir 9 iš 10 turi trūkumą, taip omega-3, taip 9 iš 10 atsako būtent šitos pasirinkimus, kad norėtų patobulinti finansus. Net ne šeima, o finansai dažniausiai būna. Laikas su šeima, artimaisiais ir sveikata. Ir šie 3 dalykai kamuoja praktiškai didžiąją daugumą žmonių. Mes šiandien esam bėganti visuomenė. Mes nerandam laiko net savo patiems, mes nerandam laiko savo vaikams, mes tik matome, kaip jie užauga per greitai ir tuomet gailimės, kad per mažai skiriame tam laiko. Visus tuos 3 aspektus jums gali suteikti Ecology kompanijos verslo galimybė. Pirmiausia, mes čia turime beproto didelę mokslinę bazę, kurią jau esame sukėlę per tuos metus kiekvienam naujam verslo partneriui. Tai tobulint žinias apie savo sveikatą. Patikėkit, aš apie sveikatą žinojau maždaug kažką. Atėjęs į šią kompaniją, aš šiai dienai esu su visais baigimo pažymėjimais, reikės kažkada įsikabinti ant sienos, tik reikės paieškoti didesnės sienos. Aš esu specializuota ir mitybos terapeutė, gydomosios mitybos, žodžiu, holistinės gyvensenos atstovė, kur gyvenime nesitikėjau, kad aš mėgsiu šią veiklą ir tuo labiau, kad man bus įdomu sveikata. Ir šiai dienai esu tas žmogus, kuris jau daugybę metų savo šeimos narių negydo su jokios farmacijos vaistais, nes viską, absoliučiai viską galime išgydyti su mityba, savo gyvenseną ir panašiai. Ir tos žinios atėjo būtent šios kompanijos dėka ir esu beproto laiminga. Beproto dėl to laiminga. Finansai. Kaip ir minėjau, patikėkit, finansus mes čia galime susikurti tokius didelius ir aukštus, apie kuriuos, kaip pasakau, labai daug žmonių pasako, negali būti. Negali būti. Dėja, bet esam to pavyzdžiai, kad viskas gali būti. Ir laikas. Jūs išmoksite planuoti savo darbą, savo laiką. Jūs išmoksite planuoti, kiek laiko galite skirti darbui, kiek laiko ir kada skirsite savo šeimai, savo poilsiui, savo pačiam. Ir tai yra labai svarbu, nes gyventi turime šiandien, o ne ateityje įsivaizduoti, kad galėsime gyventi. Pati omega-3 rinka, labai paminėsiu svarbų faktą. Omega-3 šiai dienai yra matuojama kaip pati populiariausia papilduose, aplamai visose papilduose esanti rinka, kadangi žmonių sąmoningumas gerėja. Ir omega-3 rekomendacijos šiai dienai iš gydytojų jau pasireiškia ne tik mažiems vaikams, bet ir suaugusiems. Tai aš to noriu pasakyti, kad supratimas, kad omega-3 yra labai reikalinga, jisai sąmoningėja ir labai tuo džiaugiuosi. Tik labai gaila, kad tuo piktnaudžiauja labai daug gamintojų ir sukuria ypatingai, kaip čia švelniai išreikšti, baisios sudėties omega-3, kuriuos mes duodame ir savo vaikams. Aš lygiai taip pat dėl nežinomybės vartodavau labai blogos sudėties omega-3 papildus ir duodavau dar ir savo vaikams, tik todėl, kad nežinojau, ką reiškia sudėtis. Ir labai gaila, kad būtent tokie gamintojai
keliauja į mūsų rinkas, plečiasi savo rinkas, skinasi savo klientus, o naudos sveikatai žmonės ne tik, kad neturi, bet dar ir žaloja savo ir savo vaikų organizmą. Tai jeigu jūs atsidurtumėt kompanijoje darbui su kompanija, kurioje yra prekiaujama omega-3, aukštos kokybės omega-3, patikėkit, jūs pataikysite į 10, nes omega-3 šiai dienai per metus yra matuojama, vertinama daugiau kaip 18 milijardų eurų per metus. Ir kas liečia aplamai visą omega-3 rinką, tai patikėkit, labai sparčiai plečiasi ir labai tas sąmoningumas pas žmonės atsiranda ir vystosi. Dabar darbas su Ecology kompanija, jūs turite 2 galimybės, kuriamis galite dirbti čia kartu su mumis. Arba pasirinkti darbą rekomenduojant produktus klientams, arba pasirinkti darbą kuriant ir vystant savo komandą, tai yra dirbti su verslo partneriais. Aš esu verslo partneris, jūs būsim verslo partneriai mūsų taip pat, arba pasirinkti šias abas galimybės. Dabar rekomendacijos. Už tai, kad mes parekomenduojame kompanijai produktus, kompanija mums iš karto išmoka išmokas. Kaip pavyzdys su omega-3 buteliuku. Jūs prisiregistravote ir per pirmąjį darbo mėnesį mes jums rekomenduojame susirasti 3 klientus, 3 būtent tam, kad ir jūs gautumėte omega-3 nemokamai iš kompanijos. Negana to, jūs kaip verslo partneris nuo tų 3 klientų gausite ir išmoką. Nuo omega-3 suaugusiems mes gauname po 20 eurų išmoką nuo pirmųjų 3 klientų. Bet jeigu jūs susirasite 4 klientą, o gal jūsų kažkoks klientas parekomenduos omega-3 savo draugai ir galbūt jis atves į kompaniją klientą, bet tai jau bus jūsų kliento klientas, žodžiu, nuo 4 žmogaus kompanija jau išmoka mums nebe po 20 eurų, o po 40 eurų, tai yra sudvigubina išmokas. Tai vat nuo klientų, rekomenduodami jiems produktus, jūs jau žinote, ar ne? Aha, parekomenduosiu klientui omega-3, aš žinau, gausiu 40 eurų išmoką. Labai lengva suskaičiuoti savo pajamas, dirbant su rekomendacijomis. Išmokos, bet tik Lietuvos rinkoje yra išskaidytos per 6 mėnesius, būtent tam, kad paskatint klientą vartoti, būtent tam, kad klientas gautų nemokamai produktus. Žodžiu, išmokos yra suskaidytos ir jūs jas gaunate per 6 mėnesius. Pusę dalies iš karto, likusią pusę dalį suskaidyti dar per 2 kartus. Viskas. Toliau, darbas su komanda. Tai yra darbas su kolegomis. Tai yra darbas kuriant savo komandą. Ir ši darbo dalis, tarp man asmeniškai labai patinka, nors atrodo jau esu gyvensenos specialistė, ar ne, ir galėčiau dirbti tik su klientais, bet darbas su komanda man yra labai mielas ir labai patinkantis, nors anksčiau buvau tyli pelytė, kuri labai nemėgo bendravimo. O šiai dienai visas gyvenimas verčiasi aukštyn kojom būtent šios kompanijos atsiradimo metu. Darbas su komanda, kaip jis atrodo? Mes jums rekomenduojame susirasti 3 komandos narius, su kuriais norėtume dirbti. Tai yra 3 kolegos, su kuriais jūs toliau bendrausite, jūs toliau mokysite, jūs toliau keliausite po kelionės kompanijos nemokamas, tarp kitko, visai užsikvalifikuojamas. Žodžiu, rekomenduojame turėti bent 3 darbui kolegas. Kodėl 3? Todėl, kad pas mus kompanija turi labai paprastą taisyklę. Ta taisyklė skamba 3+3, tai reiškia, mes jums rekomenduojame turėti 3 klientus. Turėdami 3 klientus jūs gausite produktus nemokamai, turėti 3 verslo partnerius, turėdami 3 verslo partnerius jūs turėsite galimybę gauti aukštas pajamas iš Ecology kompanijos, jūs turėsite galimybę tuomet gauti ir kvalifikacinės keliones, tai per metus mes turime iš kompanijos maždaug 4 nemokamas keliones į Elesundą, tai yra kompanijos širdį, kur vyksta laboratorija, kompanija savo verslo partnerius siunčia į laboratoriją ir apmokama viskas, viešbutis aukščiausios klasės ir apmokami kelioninės bilietai. Žodžiu, jūs tik atskriskit. Kelionė poilsinė savaitė laiko, ten taip pat vyksta ir mokymai, bet pernai skridom į Maljorką. Toliau kelionė
dar poilsinė, bet jau jinai vyksta į visokias egzotinės šalis, tokios kaip Afrikos, kur tigrai laksto, liūtai, zebrai ir panašiai. Ten lygiai toks pats principas, tu ir atostogauji tuo pačiu ir mokaisi. Ir be abejo kvalifikacinės kitos kelionės. Žodžiu, mes galime keliauti su šią kompaniją dar nemokamai ir tai yra kaip atsidėkojimas verslo partneriui už darbą. Bet tam yra reikalinga tam, kad jūs turėtumėte 3 komandos narius. Ir ta taisyklė. 3 komandos nariai, 3 verslo partneriai. Jums kaip naujam mūsų verslo partneriui sugeneruoja nuo 500 eurų uždarbį jau patį pirmą darbo mėnesį. Komanda, turint komandos narius, yra lengviau gauti didžiulės premijas iš kompanijos. Jų ten yra begalės, patikėkit, 12 sistemų, pagal kurias yra apskaičiuojamas galutinis mūsų atlyginimas. Kiekvieno mėnesio 7 dieną mes gaunam algalapius, tokius vadinamuosius, kur matome, koks komisinis bus išmokėtas mums į banko sąskaitą. 15 dieną gauname atlyginimus. Tai pirmąjį darbo mėnesį jūs kartu su mūsų pagalba galite užsidirbti nuo 500 eurų išmoką. Ir tai tikrai realu. Mūsų kolegės ne tik 500 užsidirbo per pirmąjį mėnesį, bet ir 4-ženklės pinigų sumas. Dar ko vat nepaminėjau, gerai, kad skaidrės neperverčiau, turėdami 3 klientus, jūs kaip ir minėjau, gaunate nemokamai produktą omega 3. Aš, mano kolegės, daugybė verslo partnerių esančių čia, mes nei karto nepirkome omega 3, mes juos kiekvieną mėnesį gaunam nemokamai ir mes juos gaunam visai savo šeimai. Taip pat, turėdamos 3 verslo partnerius, jūs iš kompanijos dovanų gausite 3 kraujo testus. Tie kraujo testai jums dovanojami kas kart, kai užsiregistruoja pas jūs į komandą 3 nauji verslo partneriai, tam, kad tie kraujo testai pritrauktų jums potencialių klientų. Aš asmeniškai mėgstu kraujo testus dovanoti potencialiam klientui tam, kad jis išsitirtų savo organizmą, pamatytų, ar chaosas, ar gražus organizmas pas jį organizme, ar ne, viduje vyksta. Ir tas klientas tuomet turi galimybę lengviau apsispręsti, ar jam tikrai yra reikalinga vartoti omega 3. Taip, kad dovanos pas mus kompanija čia verslo partneriams yra labai dažnos, labai dažnos. Taip pat dar kas yra labai svarbu, tai tik naujas verslo partneris per 30 dienų, kurias ir paminėjau, turi daug premijų. Tas premijas, piniginės premijas turi tik nauji verslo partneriai, senbuviai jų jau neturi, senbuviai jau dirba pagal kitą sistemą ir uždirba taip pat geras pajamas. Kaip tapti verslo partneriu? Ir tai yra labai paprasta. Mes kaip verslo partneriai, klientai to nemato, iškart paminėsiu, verslo partneriai išsirenka pakuotes. Norima įsigyti paketą. Tame pakete įeina visada visur omega 3, įeina 3 kraujo tyrimai omega 3, o vėliau jau pakuotės yra skirstomas. Kitur yra kolagenas, kitur vitaminas D. Žodžiu, mes pasižiūrime, kokios pakuotės norėtume pagal savo sveikatą ar pagal savo finansinės galimybės. Viskas. Vieną kartą nusiperkame, gauname prekes, pauostame, išgeriame, mes turime tą produktu, kitaip jūs šio darbo niekaip nepadarysite, jeigu nežinosite, ką mes galime rekomenduoti klientams. Ir viskas, tai yra vienkartinis pirkimas. Daugiau verslo partneris šio kompanija nieko neperka, nebent be abejo jam reikia kažko sveikatai. Toliau, turėdami 3 klientus, mes produktus vartojame nemokamai. Kaip ir minėjau, nes labai dažnai būna klausimas, ar klientas taip pat perkasi tuos paketus. Klientas perkasi pavienės prekes ir jas vartoja. Viskas. Dar kartą išduosiu paslaptį. Kaip aš atsidūriau šitame versle, mano šeima yra iš 6 asmenų, aš turiu 4 vaikus ir aš tiesiog dėliojausi ir skaičiavau, kad mums omegos reikėtų labai daug ir pasižiūrėjau, kad verslo pakuotė kainuoja pigiau, negu man susidėti omega 3 tą didelį krepšelį į savo krepšelį kaip klientui. Tai va taip tapau verslo partneriu. Nusipirkau pakuotę, verslo pakuotę, tam, kad sutaupyčiau pinigų savo šeimai vartoti ir galvojau, kad būsiu klientas. O šiai dienai esu verslo partnerė. Ir tokia verslo partnerė, kad aš taip džiaugiuosi, kad priėmiau šią galimybę ir pabandžiau šią verslo galimybę, nors neturėjau jokių žinių. Absoliučiai. Viskas. Štai ir mūsų verslo paslaptis. Jūs galite dirbti arba rekomenduodami produktus, jūs galite dirbti kurdami savo komandą,
arba jūs galite dirbti ir su klientais, ir su komanda, ir taip susiburti geriausias pajamas. Neturite jokių įsipareigojimų. Jūs ateinate, jūs išbandote save šioje veikloje, jums sekasi, jums patinka, jūs tęsite. Jums nepatinka, jums nepakeliu, jūs galite atsistoti ir išeiti. Ir aš patikėkit, dar palinkėsiu jums sėkmės ieškant savęs ir atrandat kažkur kitur, o jeigu dirbsime kartu, tai patikėkit, turėsime tik smagiausią akimirkų. Tai linkiu lengvo apsisprendimo, labai lengvo. Paklausykite to pirmo apsisprendimo, kurį kažkur kažkas ten viduj pakuždės, ir tas sakinys, kuris ateis, ar reikia ar nereikia, jis bus teisingiausias jums, ir priimkite jį patys savo, be jokio spaudimo. Ir aš tikiuosi, kad su kiekvienu, kuris dabar žiūrės šią prezentaciją, kažkada susitiksime ir mokymasi, ir jau kaip su verslo partneriais. Tai tikiuosi, esate pasiruošę su mumis prisijungti prie to judėjimo link sveikesnės mūsų visuomenės, link sveikesnio tavęs. Ačiū. Iki greito.